visi susikoncentravom pagrindė į išorės grėsmės, dėl to krašto gynyba, NATO, kariuomenė Lietuvos, nauji gynybiniai planai, kuriuos patvirtinom pagal naują strategiją ir visą tai įvyko būtent Vilniuje. Taip, šitie darbai buvo daromi, todėl, kad reikalavo NATO susitarimai. Čia pirmus smuikų be jokios abejonės vikrojo prezidentas. Aišku, visos politinės jėgos supratom, kad mums reikia bent jau vienu klausimu sutarti, pasirašom politinį susitarimą ir visi fokusavomės tik išorės pagrindinės grėsmės ir būtent nuo jų saugomis. Ir užmirštas buvo vidus. Tvora pastatyta, pasieniečiams pinigų milijonai, pasak Bilotaitė, skiriami, tikrai pasieniečiai ne viskuom aprūpinti ir bus aprūpinti, nes jie būtent tie, kurie turi atremti tas grėsmės, nors realybė visiškai kita, nes profesinės sąjungos signalizavo. Taip, papildomos priemonės, kai tvora reikalinga, jinai padeda sulaikyti arba bent jau dalinai kažkokiai tai judėjimą apriboti, bet vis tiek jinai visų problemų nesprendžia. Pagrindinės problemas sprendžia būtent žmogus, tai yra pareigūnas. Ir jūs signalizavo, būtent profesinė sąjunga, jūs paleidot mus su šaunamaisiais ginklais be šovinių. Jūs nematyt, kad mes esam būtent tie, kuriems dabar nukrito ta didžiausia našta, sakyčiau, ir iššūkiai, ir jūs net nesuskaičiavot, kiek mūsų yra. Jūs nepažiūrėjot, kad koks mūsų kontingentas, nes jūs pradėjot naujas reformas su valstybės tarnybos įstatymu, kuris ne tik, kad mus motyvuotų, mus teltų, mus pradėjo skaldyti tarpusavį, nes jaunoji ir senesnoji karta, jūs sumažinot mūsų maispinigius, kai pagalvoja, kad 3 eurai vos ne parai tik tai skiriama valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnui įsimaitinti, o kai pareigūnas žino, kad kariuomeniai minimum apie 13 eurų, o jų vis tiek tai pareigos, tai tos pačios ginti valstybę. Kai sužinojo, kad nuėmė stažą, pareigūnų laipsnį, tos pagrindinės socialinės garantijos, kurios būtent ir buvo atsvara, galbūt kada reikėjo pasirinkti tam tikrą darbą, galbūt net tarnauti tėvynėje, nes vis tiek tu kažką aukoji savo gyvenimą, tu dirbi 7-24 režimu ir tu vis tiek turi suprasti, kad už tavo darbą ne tik tai, kad tu sukursi saugumą, bet ir bus pakankamai atlyginti, nes tu turi šeimą, tu turi vaikus. Pensijinis amžius dabar tapo irgi nebe socialinė garantija. Ir kada supranti, kad išorės grėsmės ir vidaus grėsmės eina kartu, tu vis tiek turi matyti tuos žmonės, kurie tai saugos. Skiriama kiek milijonai vėl sienos apsaugai, vėl stiprinsim, pirksim šaunamus ginklus, kulkosvaidžius ir taip toliau. Tikrai jau kam bent pasienio pareigūnams tikrai pinigų netrūksta, būtent nes jie turi atremti tas grėsmės. Čia taip sako vidaus reikalų ministrais su dabartiniais valdančiaisiais. O profesinės sąjungos ir ne tiek slapta vis tiek susiranda mus ir pasako, klausykit, tai yra visiškai nesąmonė. Mums riboja ridą 30%. Įsivaizduojat, turi patruliuoti pasienį, turi gaudyti ir ne tik tai tuos iššūkius, kurį dabar turim su migrantais, neribojama, nelegali migracija, ar ne. Tu supranti, kad valstybei vienas šneka per televizorių, o mes jaučiamės ant žemės visiškai kitaip. Dar mums įdeda apribojimus, kai šitiek milijonų girdi, kaip gynybai skiriama 3 daugiau negu procentų iš 2 milijardų ir pareigūnui neranda pinigų kurui. Aš atsimenu tą, kaip buvo didžioji krizė po nepriklausomybės atkūrimo, tai kur mes grįžtam. Ir kai tu visą tai matai, kai tu matai visą tą butaforiją, kai matai, kad vadovai visai tuo nesirūpina, pareigūnams demotyvacijos jausmas ne tai, kad iškyla, bet jis pramuša visus saugiklius ir žmonės dėl to pyksta. Migrantai. O ką panaikino pasienio? Migracijos padalinį kontrolės. Kiek mes tų migrantų dabar leidimų panaikinom, nes jie tokie ir anokie, kas tai darė? Žmonės kažkokie, ar iš vis programa, gal algoritmas sukurtas, nes kai pasieniečiai sako, kas tai darė, kas sukontroliavo, jie išvažiavo iš Lietuvos. Ar nors vieną, žinot, gal į vakarus, jie išvažiavo greičiausiai į vakarus, į Vokietiją, o gal ir čia liko. Deja, ne. VSD sako, kad jie čia
grėsmės realios. Mūsų saugumas priklauso ne tik nuo išorės, bet ir nuo vidaus. Kad nebūtume tas išūštas, įspūstas toksai būna saldus pyragaitis paspaudė sutrūksta, ar ne, nes vidus buvo kiauras ir tuščias. Tai mes turime išsaugoti, būtent atsižvelgti į vidų ir tikrai išgirsti tuos pareigūnus, ką tikrai sakau ir sakysiu ir darysiu, ir tos skaudulius, kuriuos mes dabar tik tai kelis įvardinom, aš tikrai juos visą laiką akcentuoju ir tai man negėda, nes tai yra sakyti žmonėms, kad to kažką tai meluoti, nors visi žino, kad tai yra mūsų pareiga. Identifikuoti, pasakyti sprendimų būdus, kiek tam skiriam pinigų, lėšų ir kad jau sutvarkėm ir tada sakyk, kad tu padarei. Tai tada tikrai galbūt visiškai kitaip jausimės ir nepabėgs tas vyresnis pareigūnas, kuris tiek kompetencijų savyje sukaupęs. Žiūrėkit pareigūnai. Policijos arba pasienio, ne kas jie tokie. Jie turi žinoti ir statutą, jie turi išmanyti pirmąją pagalbą, jie turi susiprasti baudžiamąją kodeksą, administracinį kodeksą, jie turi susipažinę būti su tarptautinėmis sutartimis, žmogaus teisėmis, jie turi išmanyti būtent gynybinius elementus, kariuomenės tam tikrus irgi svarbius dalykus, kaip suteikti pirmą pagalbą, kaip žinių srautas ir bagažas, jisai per vieną dieną nesusikaups. Jeigu ateina pareigūnas jaunas, po kažkiek jis tai gauna bazinius kažkokius tai įgūdžius, jis vėliau su metais tampa, kai sakau, visai kitos prabos ir jo kokybė visiškai kitais, gali pasidalinti savo patirtimi. Bet dabartinė valdžia ką pasakė? Šitiems nubraukime, nereikalingi, išeikit lauk, o tie, kur jaunimas atėjo, jis atėjo visiškai kitoks. Jeigu jis nemato gerojo pavyzdžių, negali perimti tam tikros patirties, jis pamatys, kad čia yra sunkiau, šitiek atsakomybės, aš tai išeisiu. Tegu ateina galbūt kitas. O panašu, kad link to einam, nes žiūrėkit, jeigu dabar, kai pažiūrim, kai kilo atlyginimas, bendrai prasme, ne, apie 16% pareigūnam kiek? 5, iki 5. Tai normalu ir būtent čia tie, kai šneka mūsų vadovai, mūsų saugumas yra vienas iš pagrindinių dabar klausimų, mes nuo išorės grėsmių, nuo vidaus saugomės, mes šitiek milijonų skiriam ir taip toliau. Tas pareigūnas žiūri televizorių ir galvoja, ką aš dabar čia girdžiu. Sumažinta maistas 3 eurai, kai išveža žmogų ar ne, toli nuo namų į laukus ir taip toliau. Kita vertus, netgi niekas nežiūri jo darbo valandas, kai ypač dabar tokie buvo dideli krūviai. Su tais pasieniečiais kokia nesąmonė, koks chaosas buvo, nutilo. Aš manau, kad viskas bus dar parodyta, nes tikrai parodyta tokios nesąmonės ir tiek krūvių net negalėjo būti numesta nei vienam normaliam žmogui ir pareigūnui, kuris padarytų savo kokybiškai darbą, nes buvo neįmanoma. Niekas, reiškia, nesikoncentravo į žmogų, į pareigūną, į jo galimybės, į tai, kad jisai gali pervarti, tai, kad jisai turi šeimą, jis tai galbūt turi ir sveikatus tam tikrus problemas, o galbūt ir iš vis kažkas tai bus ta žmogų viduje gyvenime ar natūraliai vystėsi, kas jam galėjo trukdyti, bet jis ne. Paliko viską, įsėjo tarnauti tėvynį ir kažkokio tai atlygio gauti norėjusi. O ką gavo? Nieko. Pirmiausia, turime atsižvelgti į žmogų, į pareigūną. Taip labai svarbu. Instrumentai, ginklai, įranga ir taip toliau. Bet kad jinai nieko viena nepadarys be žmogaus. Dėl to, kaip ir sakom, nebutaforiškai. Plus 30% dabartinio biudžeto, kuris ir buvo numatytas su pakėlimu, turi būti nedelsiant skirtas būtent vidaus reikalų sistemai, visai, čia liečia pareigūnus, pasienio pareigūnus, peržiūrėti reikia vėl naują tarnybų statutą, sugrąžinti tas socialinės garantijos, kurios telkimus, rinktis profesiją, kartais tu vis tiek sveri, kas tau yra. Jeigu aš atiduosiu savo sveikatą, gyvybę, aš kažką valstybei man duos, nes nuo to vis tiek šeima perims, ar ne. Tai yra atlyginimas ir būtent pensijos klausimas įspręstas laipsnis, kuris vis tiek mums siekiamybę darė, motyvuotis kažką tai lygiuotis, tikrai svarbus stažas irgi be jokios abejonės, nes tai yra patirtis, tu gali žmonės atrinkti, kuris yra kvalifikuotas ir panašiai. Šitos dalykus reikia sutvarkyti ir ieškoti sprendimus tuos, kurie daugiau telkia ir motyvuoja. Tai tie, kurie mus saugo viduj, turi būti matomi, girdimi ir daroma viską, kad mes jas ne tik pasitikėtume, bet ir jaustumės, kad esam tikrai gerose rankose ir galim gyventi ramiai.